kvietinės ir ruginės duonos tešlos pusgaminių apdorojimas. Tema – ruginės, kvietinės, plikytos duonos tešlos, gamyba ir apdorojimas. Tikslai – savarankiškai pagaminti gaminius iš ruginės kvietinės tešlos, nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu. Užduotis – paruošti reikiamą inventorių, paruošti žaliavas, pagaminti ruginę kvietinę tešlą, suformuoti pusgaminius ir juos iškepti, apipavidalinti ir patiekti gaminius, laikytis darbo saugos reikalavimų, mokėti sutvarkyti įrangą, inventorių ir patalpas, baigus darbą, pagaminti ruginę plikytą duoną. Priemonės užduočiai atlikti kepimo laboratorijoje arba kepykloje esantis žaliavų ir konditerinių tešlų ruošimo įrenginiai, inventorius, darbų saugos instrukcijos, plakatai, pramonės, sanitarijos ir higienos plakatai, aprašymai, darbo rūbų pavyzdžiai. Ruginės kvietinės plikytos duonos receptūra. 2 vienetai. Žaliavos pavadinimas. Ruginiai persijoti miltai. Raugui 500 gramų, plikiniui 500 gramų. Kvietiniai antros rūšies miltai 500 gramų tešlai. Presuotos mielės tešlai 84 gramai, druska tešlai 60 gramų, cukrus tešlai 20 gramų, vanduo raugui 400 gramų, plikiniui 500 gramų, raugas 300 gramų tešlai, tešlos svoris 2000 gramų. Sumaišoma 1/3 dalis ruginių miltų skirtų raugui ir 1/3 vandens. Viskas gerai išmaišoma, paliekama parai šiltai. Kitą dieną dedama 2/3 miltų ir vandens gerai apmaišoma ir vėl paliekama šiltai. 3 dieną sudedami likę miltai ir vanduo, vėl gerai išmaišoma ir paliekama šiltai kildinimo spintoje. Ruginiai miltai užplikomi karštu 95 laipsnių Celsijaus temperatūros vandeniu. Kad duona būtų tamsesnė, galima dėti tamsaus salyklo. Viskas gerai išmaišoma ir paliekama atvėsti. Per tą laiką plikinys apcukrinamas. Apcukrintas plikinys užraugiamas raugu. Viskas gerai išmaišoma, tešla rauginama 3 valandas 30–35 laipsnių Celsijaus temperatūroje kildinimo spintoje.
Į išrūgusį plikinį sudedamos likusios žaliavos – cukrus, druska, presuotos mielės. Likę miltai, viskas gerai išmaišoma. Tešla rauginama 3 valandas 30–35 laipsnių Celsijaus temperatūroje kildinimo spintoje. Pamiltuojamos formelės. Išrūgusi tešla apminkoma. Padalinama į 2 gabalus. Suformuojami kepalėliai. Sudrėkinami vandeniu ir dedami į ovalinius, gausiai pamiltuotus padėklus. Kildomi pusgaminiai kildimo spintoje iki 1 valandos. Prieš kepimą pusgaminiai išverčiami ant skardų. Kepama iš pradžių 250 laipsnių Celsijaus temperatūroje apie 10 minučių. Po to 190–200 laipsnių Celsijaus temperatūroje kepama apie 40 minučių.